Ką daryti, kai kaimynai kenkia tyčia, pasidomėjo mūsų kolegė Ugnė Rekašiūtė. Labas vakaras, Lietuvo. Būstą mes renkamės patys, o štai kaimynai tarsi loterija. Kartais mums pasiseka ir gauname labai gerus ir rūpestingus kaimynus, o kartais atvirkščiai gauname tikrą galvos skausmą. Būtent apie tokias situacijas mums papasakos nekilnojamojo turto brokeris Karolis Liukpetris. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai sakykite mums, kokie šiais laikais tie kaimynėliai pasitaiko? Tai jau kaip pasiseks. Dažniausiai tai jeigu šnekame apie kaimynus, kuriuos vadiname perliukais, tai sutiksime senos statybos namuose, nebūtinai šitame, kurį filmuojame. O naujos statybos būtuose jau tokių kaimynų jau mažiau. Tai papasakokite apie tuos perliukus, kokios tos situacijos, kokias situacijas rodo jūsų darbo praktika, kaip tie kaimynai kenkia? Būna su pardavimais dažniausiai bendraturčiai, kai valdo butą, arba ten namo kažkokią tai dalį, tai tada būna tokių niuansų, kad vienas kitam kenkia, jeigu vienas nori parduoti, o kitas vis dar nori gyventi. Tai būna tokių situacijų, kad, tarkim, sako, va čia nais negalima vaikščioti, ar aš čia tikrai niekam neleisiu būti šitam kambaryje, nors teisiškai ir privalės leisti naujam savininkui. Ir pirkėjai, kai perka turtą, kur būna nustatyta naudojimosi tvarka, tai viską aiškiai žino. O kartais būna, kad naudojimosi tvarkos nėra nustatyta, tada jau žmogus, tas, kuris gyvena bute ar name, nustato savo sąlygas, nes jis ten buvo pirmas. Ta prasme, ateina naujas žmogus apžiūrėti butą ir kiti gyventojai sako, aš tau neleisiu čia eiti šitą kambarį, čia taip viskas vyksta? Taip, būna pasitaiko tokiu atveju, kad jeigu, tarkim, tai yra namas, tai per sklypo dalį jisai neleis vaikščioti, todėl, kad tai yra jo būtent sklypo dalis. O kokių dar būna situacijų, ar tam, pavyzdžiui, kelia triukšmą, kažkaip gąsdina, kažkokius gyvūnus paleidžia, nežinau, kokių dar pasitaiko neįtikėčiausių situacijų iš jūsų darbo praktikos? Yra pasitaikę ne viena situacija, kai smalsūs kaimynai, būtent iš senos statybos, tarkime, namų, išeina pasišnekėti su būsimais pirkėjais ir pradeda jiems aiškinti namo taisyklės, kad šitoje vietoje aš auginu gėles ir čianais bus tik tais mano gėlės, arba kad mes nemėgstame triukšmautojų ir čianais nuo 4 valandos muzikos tikrai garsiai neklausysite. Ypač jeigu pamato žmonės su vaikais, būna, kad atkalbinėja dar labiau. Ar yra buvęs konkretus atvejis, kaip jūs atmatote, ateina potencialus pirkėjas, apžiūri būstą, kaimynai jį nugąsdina ir atbaido, ir jis nebeperka? Taip yra atsitikę? Taip. Yra ir ne vieną kartą, nes pasitaiko tokių kaimynų, kurie tiesiog nori pakenkti. O žmogus supranta, kad jeigu jau yra konfliktinis žmogus, tarkim, daugiabutyje ten gyvenamoje name, to neapsimoka pirkti tokio turto, todėl kad ta problema tiesiog pereis jam. O kaip manote, kodėl žmonės taip elgiasi, kodėl reikia gąsdinti tuos vargšus žmonės? Retai pasitaikantis vis tiek tai atvejai, ne kiekvieną dieną. Tačiau čia jau pačių žmonių asmeninės turbūt bėdas ir problemos. Pasitaiko net variantų, kai žmonės įsigyja turtą ir po to turi klausytis per radiatorius, daužomų šaukštelių ir visokių kitokių per orlaides sklindančių garsų, vien tik specialiai, kad pakenkti kitam kaimynui. Oho, o ką tokiais atvejais reikėtų daryti žmogui? Atsikraustau aš į naują būstą, nusipirkusi, ilgai taupiusi pinigus, išsirinkusi idealią vietą ir man dabar kaimynai neleidžia gyventi ramiai. Ką tada daryti? Vienareikšmiško sprendimo šitam nėra, tačiau reikia jau tada pasitelkti teisėsaugą ir fiksuoti tokius dalykus, todėl kad kenkimas kitam žmogui vis tiek turi turėti kažkokius, tai galiausiai, junkim sakyti, įrodymus. Tai turite fiksuoti su policijos pagalba ir iš tikrųjų tokių iškvietimų būna ir net pati policija yra pasakiusi, kad tiesiog reikia fiksuoti. O kiek dažnai pastebite tokių atvejų, ar ne kiek jie yra dažni tie piktybiniai kaimynai?
Labai retas procentas. Iš tikrųjų labai retas, bet jis yra labai nemalonus, todėl kad man kaip nekilnojamo turto brokeriui tai kenkia darbui, nes aš negaliu parduoti turto. O ką jūs darote tokiais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, apžiūrų metu atvedate žmogų ar neapžiūrėti ir matot, kad kaimynai prisistato ir jau pradeda nurodinėti taisyklės? Vienas iš pagrindinių dalykų, tai niekada aš nesiveliu į konfliktus, leidžiu kaimynams pasisakyti, o tada jau su būsimais, tarkim, pirkėjais ar tais jau klientais šnekuosi atvirai ir nebijau pasakyti apie esamą situaciją. Dažniausiai tos visos situacijos blogiausios tarp bendraturčių. Bendraturčiai čia dar patikslinimui turite omeny, kai yra, tarkim, ar ne, koks nors 2 aukštų namas ir vienas aukštas priklauso vienam, kitas kitam, ar ne? Ir čia dažniausiai tokiose situacijose nedaugiabučiuose pasitaiko, ar ne, tie kenkimai ir nenorėjimai, kad kažkas kitas nusipirktų. Pasitaiko tokių dalykų ir daugiabučiuose. Dažniausiai tai būna namai, tačiau daugiabučiuose taip pat pasitaiko ir tokius perliukus labai lengva rasti viešuose aukcionuose, nes būna parduodamas vienas kambarys iš 3 kambarių buto. Tad palinkėčiau bendraturčiams visą laiką susitarti su savo bendrai, apie savo bendrai valdomą turtą ir nekelti komplikacijų, jeigu vienas iš jų nusprendė parduoti. Na taip, reikėtų laikytis bendros taisyklės ir netrukdyti šalia gyvenančiams. Tad dabar mūsų laidoje bus